Dronų karas persikėlė į Baltijos šalių oro erdvę. Pastarosiomis dienomis keli Ukrainos dronai sudužo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, siekdami pasiekti Rusijos taikinius. Šie dronai buvo Ukrainos strategijos dalis, atakuojant Rusijos energetikos gamybos ir eksporto infrastruktūrą. Kovo 23 ukrainiečiai atakavo Primorsko uostą, iš kurio Kremlius eksportuoja naftą. Įvairios Baltijos šalių institucijos atvirai patvirtino, kad šiuos oro erdvės pažeidimus įvykdė ukrainiečiai, bandantys atakuoti Rusiją. Estijoje vienas iš dronų pataikė į elektrinės kaminą, o kitose šalyse žalos neužfiksuota. Kijevas skraido virš Baltarusijos ir Baltijos šalių, kad apeitų Rusijos antidroninę gynybą, kuri perimtų atakas savo teritorijoje. Ši strategija rizikinga, nes gali pakenkti, padidinti priešiškumą ir net netyčia įtraukti draugiškas šalis į konfliktą. Tokie incidentai kelia susirūpinimą vyriausybėms, siekiančiams išvengti konflikto. Pastaraisiais metais dažnai Rusijos ar Ukrainos orlaiviai pažeidė NATO oro erdvę. Neklyskite manydami, kad oro erdvės pažeidimai būdingi tik vienai pusiai. Kiekvienas atvejis turi būti nagrinėjamas atskirai. NATO ir ES telkia pajėgas kovai su dronų grėsme. Karas Ukrainoje ir konfliktas su Iranu parodo, kaip svarbu šiuolaikiniuose karuose mokėti perimti ir numušti dronus. Šios ginkluotės sistemos kainuoja nedaug, tačiau jų numušimas gali būti labai brangus. Žinoma, stebėsime tolesnę įvykių eigą. O ką jūs manote apie tai? Daugiau informacijos komentaruose ar aprašyme.